I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. Aš neturiu nei rankų, nei kojų. Tačiau esu be galo dėkingas, jog dar turiu šią mažąją savo kūno dalį. Žmonės labai nustemba pamatę mane pirmą kartą. Esu juk fainas mažas žmogus. Ir kai į mane įsispokso kiti žmonės, aš klausiu, kas atsitiko. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? Buvo tokių momentų gyvenime, kai aš galvojau, šito aš negaliu daryti, šito taip pat. Ir pradedi tiesiog mąstyti, svajoti apie tai, ką galėtumai turėti ar ko niekada neturėsi. Ir tiesiog pamiršti, ką iš tiesų turi. Ir nėra jokios prasmės, jog aš savo gyvenime būčiau norėjęs turėti kojas, turėti rankas, svajoti apie rankas ar kojas. Nes svajonės ir norai man nepadėtų. Iš savo patirties galiu pasidalinti keliais paprastais principais. Visų pirma, reikia būti dėkingam. Pats metas pradėti dėkoti. Aš galiu prisipažinti, kad kai buvau 8 metų, galvojau, jog niekada nebūsiu susituokęs, neturėsiu darbo, neturėsiu gyvenimo. Koks aš vyras galėčiau būti, jei net negaliu laikyti savo žmonai už rankos. Tačiau tai yra neteisinga. Neteisinga manyti, kad esi per prastas. Neteisinga manyti, jog esi nieko vertas. Taip šalta, kad negaliu jausti savo rankų. Aš myliu gyvenimą. Daug žmonių prieina prie manęs ir klausia, kaip tu gali tiek daug šypsotis. Ir aš atsakau, tai ilga istorija. Tačiau to pačiu ir labai paprasta. Kartais gyvenime nutinka netikėtų dalykų, kurių tu tiesiog nesupranti ir nežinai, kaip juos ištversi. Keliauji per gyvenimo audras ir nežinai, kiek laiko to audra tęsis. Šiandien noriu pasidalinti keliomis savo gyvenimo taisyklėmis, kad jūs jas galėtumėte naudoti kartu savo. Būti kantriam yra menas, aš tai sakau nuoširdžiai. Aš suprantu, kad neturiu rankų ir negalėsiu vaikščioti su žmona susikibę, tačiau atėjus laiko aš sugebėsiu kitaip ją paliesti. Man nebūtina turėti rankų, kad galėčiau būti su ją. Kaip yra baisu žinoti, jog yra merginų turinčių valgymo sutrikimų. Kaip yra baisu žinoti, jog yra žmonių, kurie nepatenkinti ir pikti dėl to, jog jiems kažkas nepavyko. Pikti vieni ant kitų. Kaip yra baisu, kai žmonės mano, kad jie nieko verti. Visos merginos, kurios esate čia, noriu, jog žinotumėte, jog visos jūs esate gražuolės. Esate nuostabios, būdamos tokios, kokios esate. Ir berniukai, jūs esate vyrai. Šiuo vaizdo klipu raginu visus, visuomet jauskite dėkingumą gyvenimui, svajokite daug ir niekada nepasiduokite. Kreipiuosi į visus, vaikus, jaunimą ir suaugusius. To conquer all that comes before me.